Sveiki! Šiandien kepsime avižinius kotletukus. Daug kas manęs prašė parodyti, kaip aš kepu. Būtent rodysiu, kaip aš kepu. Parodysiu savo receptą, nei mokysiu, nei rodysiu, tik parodysiu, gal kam ir tiks, gal kas savaip kepa. O aš parodysiu būtent savąjį receptą. Prasideda nuo to, kad aš iš vakaro užsimerkiu. Aš visada kepu iš nevirtų. Nevirtų šitų, kaip jie ten užmiršau, avinžirnių. Užsimerkiu, iš vakaro užmirkau ir dabar aš juos nupilsiu, nuplausiu ir dėsiu į vandenį, užpilsiu vandenį, pavirsiu 1-2 minutės ir paliksiu brinkti. Užmerktus nuplaunu. Į puodą. Nedaug vandens užpilu. Gal manau, dar reiks ir nupilti. Ir užverdu. Užverdu 1-2 minutės, pavirinu, išjungiu ir palieku brinkti. Ir jeigu kartais aš išsiverdu daugiau, aš juos užšaldau, aš nedarau iš to viso kiekio. Nes to vienu virimu, tai užsiverdu daugiau ir užsišaldau dalį. O dalį tada kotletukus darau. Užvirė, pavirė minutės 2. Išjungiu ir palieku. Ir tegu sau brinksta jie. Išbrinko mano avinžirniai. Tokie minkštučiai, bet formą laikantis. Vat nupyliau vandenį, truputį pasilikau dar malimui. Ir va tokius aš dabar į mikseriuką ir susimalsiu faršą. Juos į šitą į mikserį, truputį vandens. O minkant aš kartu visų šitų prieskonių nemalu. Čia pas mane yra žalias svogūnas, petražolė, morka, česnakas. Aš juos paskui atskirai faršą įminkysiu. Žiemą, kai nėra žaliojo svogūno, aš dedu ropinį svogūną. Iš prieskonių pas mane bus druskytie pipirai, kardemonas, bazilikas ir imbierą dedu aš. Ir šio kartą vietoj kiaušinio aš dėsiu gysločių luobeles. Kartais dedu kiaušinį, o kartais gysločių luobeles. Nuo norų mano priklauso, ko noriu. Susimaliau, bet susimaliau ne taip, kad visai košę. Tokiam kruopelytėm. Čiut mažytėm, kaip mano kruopus. Tokiam kruopelytėm. Ir viskas. Ir aš ką darau? Aš susikraunu daržovės visas. Visus žalumynus. Porą gerų šaukštų gysločio luobelių arba 2 kiaušiniai, priklauso nuo norų, kaip ko noris, pipiriukas, kažkokiu mėgstat prieskonių. Taip pat iš akytės kardemoną įdedu. Čia labai tiktų šitas ore zira, kaip jisai ten toks aštrus prieskonis. Čia bazilikas. Dar turiu vis iš savo prisidžiovinus. Ir visai nieko man čia skoniuko yra imbieris. Visai nemaišo jis man šitose kotletukuose šitas skonis. Ir su rankytėms viską susiminkau. Ir palieku truputį, kad gysločio luobelis pabrinktų ir susiryštų. Ir visos mano kotletukai tada kepu arba orkaitėj, arba keptuvėj.
Pagrindas, va taip va toks. Pas mane va šitoks pagrindas. Suminkiau, va dabar paliksiu kokiai 15 minučių, kad pabrinktų lobelės gisločio ir paskui kepsiu keptuviai. Gys viesteliai. Nu, pagrindas pas mane toks. O va iš tą pagrindą galima visko dadėti. Ir kokių kruopų, ir kinoa kruopų, ir grikių galima dadėti, ir miltų, jeigu kas valgo kokių avižinių, arba ryžių miltukų dar galima, kad surištų. O pagrindą aš darausi va tokį. O toliau jau fantazijos reikalas, ką galima dadėti. Vis dėlto jie man keliaus į orkaitę. Neturiu laiko stovėti prie keptuvės, man reikia jau kitur lėkti. Sudėjau į keptuvę ir į 180 laipsnių su vėjeliu keliaus į orkaitę. Iškepė man jie orkaitį. Jeigu keptuvė kepant, aišku, jie apskrūsta iš abiejų pusių. Orkaitė lieka tokios vat bandutės. Nu, aš skaitau, jie žymiai sveikesni, negu tose riebaluose apdeginti. Pat ir tokie mano visi kotletukai avižiniai. Apsisukim, išlyskim. Bet pagrindą aš darau tokį, o paskui jau variacijos būna įvairios. Kas tik šauna galvon, tą ir prikraunu ten. O pagrindą aš naudoju tokį. Dabar sakau labas vakaras. Susiruošiau eiti miegoti, iš po dušo išlindau ir neapleidžia mane viena mintis. Visą dieną šiandien galvoju, prisiskaitau internete visokių nesąmonių. Paskui taip dušę net spaudžia. Čia visai neseniai po internetą gal daug kas skaitėt, kaip atrado šuniuką šiukšlių dėžėj. Jonavos rajone tokia virvutė užrišta jam šitą nosytį. Prie pakabintą plytą ir įdėtas į šiukšlių maišelį ir įmestas į šiukšlių dėžę gyvas šuniukas, 3 mėnesių užkalytė. Dieve, aš perskaičiau, aš šiandien visą dieną vaikštau ir apie tai galvoju. Nu, kodėl žmonės tokie žiaurūs būnat? Nu, taigi nenori tos kalytės, nuneškit į prieglaudą, atiduokit, priims. Bet iš kur pas tą žmonių žiaurumas? Gerai, ten surado tą žmogų. Žmogus pasirodo 60 metų. Žmogus pagyvenęs ir šitoks žiaurus. Nu, iš kur pas žmonės toks žiaurumas? Ar jie ten savo gyvenime savęs neišreiškė? Ar iš jų buvo tyčiojamasi, kad jeigu tu stipresnis, tu vyresnis, vadinas, galima iš tavęs šaipytis jaunesnio, kuris negali apsiginti. Man sakau, šiandien visą dieną tokia, nu, toks kamolys, toks neišrėktas kamolys ant dušios, nežinau, ir čia ne vienas atvejis, o kiek dar nesurasta šitų gyvūnėlių, kiek jie žūna šitai per tokius žmonės. Gerai, kad jie pamatė tą kalytę, išvežė į prieglaudą, jau nori žmonės pasimti, priglausti. Nes pasaulyje daug gerų žmonių yra. Nu, bet yra irgi tokių urodų, tokių tvar. Aš nežinau, ten žmogaus vardo jie negali nešiot. Daug žmonių, ir mūsų kaimynai buvo, dabar jau tikriausiai amžinatelis išėjo jau. Kočiukai mūsų buvo, akmenims vaidyti juos reikia, plytgaliais visokiais mėtyti po 70 metų, jau pensinio amžiaus žmonės. Nežinau, kodėl. Nu, aišku, aš nesakau, kad visi tokie pensinio amžiaus. Yra jaunimas ir jaunų žmonių yra. Nu, bet jeigu tokie tėvai auklėja, kurie patys vaido plytas gyvūną už save silpnesnį asmenį, tai tą patį išaugins ir vaikui tokie. Tokiom atmintim išėjau, galvoju, pasidalinsiu su jum, gal lengviau kiek taps. Nes aš už gyvūnus galiu bet kam gerklę perkasti. Aš žmogaus gal, suprantu, pasaulyje tai žmogus pats gali apsiginti. Šitą pasaulį mes atėjom, mes jį suniokojom, mes jį sudraskėm, vadinas, mes turim teisę ir patys apsiginti.
O gyvūnas, jis net negali, jeigu mes jį prijaukinam, mes už jį yra atsakingi ir mes jį turim ginti. Ir aplamai žmonijai silpnesnį reikia ginti. Nežinau, man trūksta žodžių šitam gyvenime. Aš nežinau, gal jūs ir skaitėt jį, gal jūs turit kokie atsakymai, tokius dalykus, kurie vyksta šitoj žemėj. Aš tai pavyzdžiui tikrai neturiu atsakymų, kodėl žmogus toks žiaurus. Kodėl? Nu tik gal vienas, gal jį buvo svaidoma, gal jis buvo su juo taip elgiamasi. Nes skaitau čia tik nukrypę kokie tai psichiniai ligoniai, kokie nesveikos psichikos žmonės gali taip elgtis. Už save silpnesnį skriausti. Jo asmenybė yra aukščiau už visus. Ne, oi, man atsakau, kaip prisiskaitai tam internete, tai tiesiog krauju užsilieja, o kiek būna kačiukų, kurie ir išmesti būna. Oi, geriau nekalbėti ant nakties. Vat norėjau tokiom mintim pasidalinti su jumis, nes gal man jūsų nuomonė svarbi, ką jūs galvojat apie tai. Kodėl žmonės tokie žiaurūs? Kodėl jie nemyli mūsų mažųjų draugų? Viskas, išsisakiau, dabar eisiu miegot. Labą naktis.